prašom balsuoti, kas prieš. Aš noriu kalbėti, žodžiu reikia pasakyti. Atsiprašau, gerbiamas kolega Vytautai Juozapaitį, dabar balsuojame. Prieš jūs yra garantuotai laimėta byla dėl garbės ir orumo pažeidimo. Jūs puikiai suprantate, kad jokio asmens iš viso negalima tokių žodžių vaidinti. Šitas žodis turi labai specifinę konotaciją, jis yra susijęs su psichiniu sutrikimu, tu įžeidi aibę žmonių šitą žodį naudodamas štai tokiame kontekste ir visiškai nesvarbu, net jeigu tu kalbėtum apie, pavyzdžiui, žudiką maniaką, kuris padarė protų nesuvokiamus nusikaltimus, taip vadinti tu jo negalėtum, tu galėtum jį vardinti kitais žodžiais, todėl kad šitas žodis, net jeigu jisai kreiptųsi pats į teismą ir sakytų, mane tai įžeidė, mano garbės ir orumo klausimą prašau išspręsti, tu niekaip nepagrįstum, kodėl tu jį taip pavadinai, išskyrus savo pyktį, įtūžį, norą pilti purvą ir taip toliau. Jokių faktų tai pagrindinčių tu nepateiksi niekada. O jeigu iš tikrųjų asmuo turi psichikos negalę ir tu jį taip pavadinai, tai dar blogiau. Žodžiu, niekada šitos leksikos tokios nenaudokite.